Nu ką, turim nudažytą kėbulą jau. Tai va, nudažytas kėbulas, ta spalvytė, Elortas, 314 spalvos kodas, tokios kaip norėjau. Nu ką, po ilgo laiko ir vėl pradėjom darbus, tikrai daug į priekį nužengėm. Kėbulas yra jau paruoštas, nugruntuota, padaryta. Liko realiai, šiandien padarytos yra durys jau. Ūsas padarytas, posvo durys jau į pabaigą eina. Tai ką, belieka iki dažymo tik tais. Buferis šitas ir buferis anas. Šitas jau ne šitos mašinos. Jau viskas į pabaigą po biškį. Keliaujam link dažymo. Durys šiaip buvo neaiškios. Tai gruntau visas. Nu, šiaip dariau, ruošiu visas. Ir šiaip gavosi, sakau, neblogas rezultatas. Pakankamai. Tai žiūrėsim, kaip nusidažys. Kas iš tokių įdomesnių apdailų, tai spoileris. Aišku, čia kojelės. Nupirktas yra spoileris. Ir žiūrėsim, kaip atrodo ant sedano. Dar daugiau iš apdailų yra nupirkta slenkščiai imkiniai. Tai va, visas M paketas. Kregždės spalva nebus va tokia pat, kokia čia va. Šiaip dažysim kitą spalvą. Tai šiaip įdomu, net man pačiam kaip čia viskas gausis. Aišku, nesitikiu, kad bus viskas idealiai, bet ir mašina nėra idealinai, ir metai nebe nauji. Bet tikiuosi vidutiniško tokio rezultato. Jeigu vidutinišką rezultatą išspausim, tai bus visai puiku. O šiaip tai po mašinos nudažymo tai seks krūva įvairiausių darbų, bet jau kėbulas bus kaip ir pabaigtas. Liktų visos apdailos, įsakyta, sudėt gražiai, dar šiaip darbų tai krūva bus, bet jau bus įdomiau dirbti prie naujai nudažyto kėbulo. Nu ką, nusigruntavo wuferiai, spoileriai, nerodžiau, sušveičiau, tai neįdomiausia dalį, tai tikrai nerodžiau, nes, bet va, susišveitė, kaip ir viskas normaliai gavosi. Aišku, neapsėjom be kasiakų, dabar va jos ir sutvarkysim, kaip išžiūs viskas. Dabar ką, imam slenkščius ir imam galinį buferį
Ir ką, nusigruntuojam paskutinės detalės, nes viskas paruošta išskyrus va, slenkščiai ir buferis. Ir viskas. Susigruntuojam, susišveičiam, dar apsižiūrim viską, išsivalom ir į dažyklą. Viskas. Tai va, kimbam į darbus. Susigruntavo buferis, slenkščiai, liko tik tais sušveisti va, visos detalės. Sušveisti. Ir jeigu kasiakų liks, tai tada nežinau, iš flakonėlio pataisysiu. Aišku, jaučiu gali būti, kad bus tų kasiakų, tai pataisysim. Bet va viskas jau į pabaigą, viskas. Va paskutinis gruntas, visą gruntą supyliu, kiek turėjau. Ir ką, išdžiūsta ir pradėsim šveist. Viskas padarytas galinis buferis. Ten va, priekinis buferis. Ir viskas. Vešim dažyti. Eik tada. Garažas jau tuščias, kregždė išvaryta pas dažytoją. Savaitės bėgį turėtų padaryti. O kas dėl ruošimo išlindo ant pat galo porą kasiakų. Tai bandžiau pataisyti, nebebuvo laiko, vežiau tokias kokias yra, bet su dažytojais išnekėjom. Ir gavosi taip, kad pataisys jisai tuos mano kasiakus. Aišku, porą vietų yra ir kur kitur išlindę yra kasiakų. Nu, ta prasme, mano jau ruošimo klaidos, nepastebėjau ar panašiai, tai jis viską pataisys. Bandys kažką išgimdyti ir žiūrėsim, kaip gausis, kaip tas galutinis variantas ir atrodys. Aišku, nesitikiu, kad bus ten ledas ir panašiai, bet tikiuosi tokio visai neblogo rezultato. Tai šiaip lauksim, žiūrėsim, kaip atrodys. Tai va. Nu ką, turim nudažytą kėbulą jau. Tai va, nudažytas kėbulas, ta spalvytė, Elortas, 314 spalvos kodas, tokios kaip norėjau. Nudažė, padarė. Rezultatas visai, nežinau, mane džiugina, visai neblogai išėjo. Nors šiaip yra mano paruošimo, kasiakų, bet tai tikėjausi, kad jų bus. Bet net tiek daug, nelabai ir akį krenta tie kasiakai. Tai visai šiaip neblogai nusidažė, kaip tokiai mašinai, kaip pats dariausi pirmą kartą, tai visai neblogai gavosi. Tada pati spalva, tai visai man gerai atrodo, nežinau kaip kitiem, bet svarbiausia man gerai. Tai va, tas spalvytė, tas Elortas va. Visai gerai įsiliejo valakas va. Aišku, porą kasiakų yra tokių, nieko nesakau. Čia gal užgaudyt, kai vietom reikia. Bet ir nelabai matysis per kamerą šiaip. Šiaip yra tokių labai mažyčių dabelių. Kai dažė buvo nuėmę duris, kad tarpduris išsidarytų duris iš vidaus. Ir aišku, kaip dėjo. Įskėlė tokį va. Atsilūpo, bet tai čia, manau, čia nieko baisaus, užtepsim dažų ir viskas bus gerai. Ir aišku, aš kai surinkinėsiu, tai dar netiek pridaužysiu, tai čia kaip visada tai būna, tai aišku, saugosim kiek įmanoma, bet tikrai bus tų padaužimų. Tai čia labai nėra didelė bėda, o šiaip visai kregždė gerai atrodo. Taip, važiuorint, visai neblogai. Aišku, taip važiuorint apie pačią dažymo kokybę, tai pavienių tokių dulkelių tikrai yra. Aišku, buvo dažyta ne garaže, buvo dažyta kameroj, bet vis tiek.
tokių pavienių dulkelių jų atsiranda, jų išvengti nelabai išeina. Geriausias kelias, gal vienintelis kelias, ką ir daro visi, tai arba važinėji taifą, nes tikrai jų nėra daug, arba jeigu nori labai idealaus kėbulo, tai prišiauši tas dulkės ir supoliruoji, ir tada tikrai bus stiklas ir nebeliks tų dulkelių. Bus išgautas aukščiausias rezultatas. Aišku, aš nepoliruosiu, bent jau šį ar ateinantį sezoną, gal kažką tikrai reikės atpoliruoti, nes raudona spalva yra blunkanti, tai važinėjant ant saulės laikant ar panašiai, raudona spalva išblunka, ją teks atpoliruoti kažkada, bet su tiek dulkių mažai, tai o kas liečia kažkokius patiokus ar panašiai, tai nieko panašaus nėra, viskas kaip ir atlikta gerai. Turim va veidrodėlius išdažytus taip pat, ir spoilerio kojelės, ir visas kitas smulkmenas. Dar aišku buvo ir feilas su dažymu, tai kai dedasi spoileris yra apatinė jo dalis, ir ten buvo nepastebėta ir buvo iš tikrųjų mano kasiakas ten paliktas. Ten buvo suskilinėjęs gruntas ir suskilinėjo dažai automatiškai. Tai bet dažytojas sakė, sutvarkis, tai perdarys tą detalę, nes jie ir patys dar nepastebėjo papildomai. Tai ją perdarys ir tada žiūrėsim, kaip ten viskas gausis su juo, bet šiaip viskas turėtų būti gerai, nes. Tai va, pirmas etapas yra užbaigtas, mašina nudažyta, išgautas man pakankamai geras rezultatas. Toliau seks kregždės surinkinėjimas, viską surinksim atgal, kaip buvo, ruošim technikiniai. Tai ir viskas, tiek šitame epizode.